Visi esame matę gražiai animuotus vaizdus reklamose, svetainėse ar socialiniuose tinkluose. Išsiskleidžiančias korteles, judančius produktus, besikeičiančius vaizdus ar įvairius grafinius elementus. Anksčiau tokiems dalykams sukurti reikėdavo mokėti dirbti su After Effects ir nemažai laiko praleisti animuojant viską rankiniu būdu. O dabar dalį šito galima padaryti su dirbtiniu intelektu vos per kelias minutes. Šiandien parodysiu 5 skirtingus pavyzdžius nuo paprastesnių iki sudėtingesnių, naudojant ChatGPT ir Polo AI. Pradėkim nuo pirmo pavyzdžio. Radau tokią Design System kortelę. Man patiko pati idėja, kad pradžioje matome mažą kortelę, o ją paspaudus tada ji išsiskleidžia ir parodo daugiau mum informacijos. Tai pabandysiu pasidaryti savo variantą. Tai įkeliu šiuos vaizdus į ChatGPT ir paaiškinu, ko noriu. Bet pakeisiu pačią kortelę, jos proporcijas, ikonų išdėstymą, žmonių avatarus, pažangos juostą ir kelias kitas dizaino detalės. Taigi matote, ChatGPT mums sugeneravo pirmą ir antrą vaizdą, tai dabar jau turim ir pradžios, ir pabaigos kadrą, todėl galim juos animuoti. Tad einu į Polo AI ir pasirenku būtent Seedance 2.5 modelį, tai yra naujausias Seedance modelis. Bemontuodama video dar pamačiau, kad nepaminėjau vieno itin svarbaus dalyko, tai jeigu prisijungsit prie Polo AI naudodami mūsų nuorodą, kuri yra video aprašyme ir prisektame komentare, turėsite galimybę atlikti mažas užduotėlės ir už tai gauti nemokamus kreditus jūsų pirmiem video sukurti. Tai būtinai pasižiūrėkite linkus tiek aprašyme, tiek prisektame komentare. Ir čia yra vienas svarbus dalykas, kurį noriu paminėti. Pačias animacijos užklausas rekomenduoju Seedance duoti anglų kalba. Taip jis dažniausiai tiksliau supranta, kas turi įdėti, kokia tvarka ir kas turi išlikti nepakitę. Bet man pačiai nereikia galvoti, kaip viską taisyklingai aprašyti angliškai. Aš tiesiog ChatGPT lietuviškai paprašau. Noriu, kad pelėžiai meklis užvažiuotų ant mažos kortelės ir ją paspaustų, po paspaudimo kortelė sklandžiai išsiplėstų į didesnę versiją. Parašyk galutinę užklausą anglų kalba pritaikytą Seedance 2.5. Ir ChatGPT man paruošia galutinį tekstą. Aš tiesiog jį paprasčiausiai nukopijuoju, dedu į Polo AI, pasirenku Seedance 2.5, pasirenku kokio ilgio noriu turėti šitą video, kokios raiškos ir panašiai, įkeliu pradinį ir galutinį vaizdus ir generuoju. Ir man čia patinka tai, kad AI ne šiaip nusprendžia, kaip animuoti paveikslėlį, mes aiškiai jai duodam pradžią, aiškią pabaigą ir nurodom, kaip turi viskas vykti. O dabar pabandom dar vieną gana paprastą pavyzdį. Prieš ir po. Radau tokį kosmetikos reklamos pateikimą ir pagalvojau, kad tokį principą galima labai lengvai pasidaryti savai. Savo variantą pakeisiu pačią moterį, nuotraukų kompozicijas, spalvas ir tekstus. Tai vėlgi turim naują vaizdą sugeneruotą ir kai jau turiu šitą vaizdą, reikia nuspręsti, kaip vyks pats perėjimas. Tai šį kartą noriu, kad pradžioje būtų matomas visas vaizdas prieš, tada per ekraną sklandžiai praslinktų vertikali riba ir palaipsniui atsidengtų vaizdas po. Tai taip ChatGPT ir paaiškinu ir vėl paprašau galutinę Seedance 2.5 užklausą parašyti anglų kalba. Viską vėl kopijuoju į Polo AI ir generuoju. Vėlgi, turim labai gerą rezultatą. Ir labai paprastą reklaminę padarytą animaciją. Mano manymu, tokį principą galim naudoti ne tik kosmetikai, gali parodyti kambario remontą prieš ir po, pavyzdžiui, svetainės dizaino pakeitimą, nuotraukos redagavimą, produkto atnaujinimą ar praktiškai bet kokį kitą palyginimą. O jei nori išmokti daugiau tokių praktinių būdų, kaip naudoti AI turinio kūrimui, darbui ar savo verslui, prisijunk prie AI Startas bendruomenės, ten dalinamės išsamesniais mokymais, paruoštomis užklausomis, naujais įrankiais ir praktiniais pavyzdžiais, kuriuos gali iš karto išbandyti pats. Nuorodą rasi aprašyme ir prisektame komentare. O dabar pereinam prie trečio pavyzdžio. Įdomi ausinio animacijos idėja, bet savo variantą parodysiu ją kitaip ir naudosiu visgi Apple ausines, nes pati tokias turiu. Tai noriu labai švarios technologijų reklamos. Pirmame kadre ausinės bus dėklė, antrame dėklas jau atsidaręs, o ausinės pakilusios virš jo. Tai kaip matom, turim dabar pradžios ir pabaigos vaizdus ir dabar planuojam pačią animaciją. Tai noriu, kad dėklas sklandžiai atsidarytų, ausinės pakiltų aukštyn ir labai nežymiai pasisuktų. Ir viską keliu į Polo AI ir spaudžiu generuoti. Tai štai kokį rezultatą turim. Ir realiai turim jau realią produkto animaciją, kurią galim naudoti, pavyzdžiui, reklamoj, svetainiai ar socialinių tinklų vaizdo įraše. O dabar padarom, manau, kažką spalvingesnio. Tai radau gėrimo reklamą, kurioje vienas skonis labai sklandžiai pereina į kitą. Pats principas man patinka, bet produktą susikursiu visiškai savo.
Tai tarkim, darau išgalvotą putojantį vitamininį gėrimą ir pasidarau 3 jo skonius - citrina ir mėta, avietė ir laimas ir persikas ir imbieras, pavyzdžiui. Tai štai gavome 3 vaizdus, 3 skardinės, man atrodo, čia viskas tikrai neblogai. Jeigu norit kažką pakoreguoti, visada prašykit ChatGPT pakoregavimo ir jis jums sukurs naujus vizualus, bet čia labai svarbu suprasti, kad skardinė visose vaizduose turi likti beveik toje pačioje vietoje ir kad būtų rodoma panašiu kampu. Tada AI bus daug lengviau sukurti sklandų perėjimą, tai turėkit tai omenyje. O kalbant apie pačią animaciją, tai šiai animacijai noriu, kad pradžioje matytume citrinų ir mėtų skonį, vaisiai aplink produktą šiek tiek juda, tada fono spalva palaipsniui pasikeičia, vaisiai persikeičia ir skardinė tampa aviečių bei laimo skoniu, po to tokiu pačiu principu pereinam į persikų ir imbiero variantą ir pats produktas visą laiką lieka centre. Tai vėlgi viso prompto paprašau išversti į anglų kalbą ir keliaujam į Polo AI. Na ir štai, turim sugeneruotą mums tokį va rezultatą. Ir čia, manau, mes jau praktiškai turim kelių sekundžių produkto reklamą. Lygiai tą patį galima pritaikyti, pavyzdžiui, kosmetikai, drabužiams, skirtingoms produkto spalvoms ar bet kokiam kitam produktui, kuris turi kelias versijas. Na, o paskutiniam pavyzdžiui pabandom kažką sudėtingesnio. Tai radau tokią prisiminimų lentą su daugybė nuotraukų, popierėlių, žemėlapių ir užrašų kaip tokią inspiraciją. Man patiko pati lentos idėja, todėl savo variantą pasidarysiu tema 2026 vasarą, nes jau vasara eina į pabaigą. Labai liūdna. Tai įkeliu pavyzdį į ChatGPT ir paprašau sukurti visiškai naują kompoziciją. Čia tikrai yra labai didelė erdvė kūrybai. Tai vėlgi turiu naują sugeneruotą savo variantą, o dabar noriu, kad visa lenta susidėliotų palaipsniui. Pradžiai matom beveik tuščią paviršių, tada viena nuotrauka nukrenta iš viršaus, kita įvažiuoja iš šono ir šiek tiek pasisuka. Čia jau turim daug daugiau veiksmų, todėl kuo tikslesnė užklausa, tuo geriau. Jeigu tiesiog parašyčiau animuok šitą paveikslėlį, Seedance pats turėtų spręsti, kas ir kaip jame turi judėti. Vėlgi viską kopijuoju į Polo AI ir spaudžiu generuoti. Ir štai mūsų galutinis rezultatas. Tai vėlgi turim naują animaciją, kurią jau galima naudoti realiai socialiniuose tinkluose, reklamose, svetainėje ar savo vaizdo įrašuose. Svarbiausia čia yra neparašyti animuok šį vaizdą, o kuo tiksliau pasakyti, kas turi įdėti, kokia tvarka ir kas turi likti nepakitę. Tai tikrai rekomenduoju išbandyti ir parašyti komentaruose, kuris iš šių pavyzdžių labiausiai jums patiko ir ką jūs išbandysite. Taip pat visus linkus tiek į bendruomenę, Polo AI ir panašiai rasite aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjot, rašykit, kokių video dar norit ir susitiksime kitose video.